Paskutinio skambučio šventė Visagino Tech. Gegužės 27 dieną Visagino inžinerijos ir technologijų mokymo centre, trumpai vadinamame Visagino Tech, nuskambėjo paskutinis skambutis. Ši iškilminga ir jautri atsisveikinimo su Alma Mater šventė buvo surengta 68 gimnazinių klasių absolventams. Tradiciškai iškilmingoji ceremonijos dalis vyko centro aktų salėje, kuri vos sutalpino visus absolventus, jų tėvus, senelius bei gausiai susirinkusius svečius. Tai jau 24-oji Visagino profesinio mokymo centro absolventų laida. Per daugelį metų mokymo įstaiga keitė savo pavadinimą ir nuėjo kelią nuo profesinės technikos mokyklos iki Visagino Tech. Savo sveikinimo kalboje Vytautas Petkūnas ypač pabrėžė šios aplinkybės svarbą studentams. Jūs tiksliau pradėjote mokytis Visagino technologijos verslo profesinio mokymo centre, o baigėte Visaginas Tech. Savo dokumentuose, padėkos raštuose matysite mūsų naują logotipą. Visagino Tech direktorius Vytautas Petkūnas padėkos žodžius skyrė ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams. Šiandieną ypatinga diena ir jūsų tėvams, ne tik tai jums. Žinokite, jūsų vaikai tapo suaugę. Šiandien jie tapo suaugę. Dar tiesa liko patvirtinti, kad jie yra brandžios asmenybės ir mes tikime tuo, laukia brandos egzaminai. Vytautas Petkūnas neabejojo, kad 24-osios laidos absolventai sėkmingai išlaikys egzaminus ir palinkėjo jiems sėkmės. Vėliau į absolventus kreipėsi Visagino meras Erlandas Galagus. Savo kalboje jis pabrėžė, kad Visaginas nuolat didžiuojasi šią mokymosi įstaigą, kuri daugelį metų išlaiko lyderio pozicijas tarp Lietuvos profesinio mokymo centrų. Tai tikrai reiškia, kad nuolatinis darbas, nuolatinis ėjimas viena kryptimi visiems kartu duoda tokius gražius rezultatus. Kreipdamasis į absolventus, miesto vadovas sakė: Dar liko daug gyvenime išbandymų. Jų tikrai bus daug. Ir ateityje egzaminai. Bet noriu palinkėti laikyti šitą liniją. Laikyti ir būti tais pirmaisiais visur ir visada. Žinau, jau greitai miesto šventė. Žinau, kad tikrai ne vienam paspausiu ranką, gavus 100. Linkiu jums sėkmės ir svarbiausia, būkite laimingais žmonėmis. Sveikinimo ir palinkėjimo žodžiais į absolventus taip pat kreipėsi Visagino vicemerė Aleksandra Grigienė. Vėliau į sceną pakilo tėvai, kurie savo jautrią dainą iki ašarų sujaudino visus salėje susirinkusius žmonės. Tačiau štai atėjo geriausių mokinių apdovanojimo akimirka. Iš karto keliose nominacijose. Vienas po kito į sceną kilo tie, kurie buvo pavyzdžių moksle, sporte ir garbingai atstovavo centro mokinių bendruomeniai. Tradiciškai absolventus pasveikino 3-osios gimnazijos klasės mokiniai, kuriems paskutinis skambutis nuskambės jau kitais metais. 2027 metais tokių absolventų bus beveik dvigubai daugiau. Šiandien 3-ąją gimnazijos klasę baigė 132 mokiniai, o iš viso Visagino Tech gimnazijos klasėse mokosi 366 mokiniai. Pasirodymai scenoje baigėsi absolventų daina ir padėkos žodžiais mokytojams bei tėvams. Vėliau visi iškilmingos ceremonijos dalyviai išėjo į lauką,
kur įvyko jautriausia paskutinio skambučio šventės dalis – tradicinis mokyklinis valsas. Net lietus nesutrukdė šiai akimirkai. Vos tik jaunuolių poros žengė į aikštelę, jis liovėsi. Ką dar galima pasakyti apie šį nuostabų šokį? Jį tiesiog reikia stebėti ir juo žavėtis. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight.
climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Po valso visi absolventai ir mokytojai išsirikiavo ant Visagino Tech laiptų bendrai nuotraukai. Ir štai atėjo šventės kulminacija. Į dangų pakilo akademinės kepuraitės. O ši nuotraukose įamžyta akimirka visada primins jaunuoliams apie šį ryškų ir nepamirštamą įvykį. 1, 2, 3. Gegužės 26 dieną apie 9:30 ryto prie seno medinio pastato, kuriame anksčiau gyveno geležinkelininkai, pasirodė meška. Pasak liudininkų, vėliau jį patraukė geležinkelio stoties link. Iš geležinkelio stoties teritorijos meška išėjo ne iš karto ir pasak liudininkų sukėlė nemažą sumaištį. Šokinėjo ten kaip kengūra, redakcijai pasakojo Turmanto gyventoja. Vėliau meška greitai nubėgo palei geležinkelio bėgius Latvijos sienos link, kur anksčiau buvo pasienio postas. Ar ji išėjo į Latviją, ar liko Lietuvoje, vietiniai gyventojai kol kas pasakyti negali. Liudininkai spėjo padaryti vaizdo įrašų, kuriuos paskelbė socialinėme tinkle Facebook. Akivaizdu, kad miškų kirtimas lemia tai, jog susitikimai su meškomis ir kitais miško gyventojais gali vykti vis dažniau. Vaikščiodami miške, būkite atsargus.